Nu va, važiuosim Joninių švęst kažkur tai. Gal dar pažvejot. Bet dar nežinom, kur važiuot. Gal į Grendavę kokią. Kažkoks pasirodymas ten bus. Žiūrėsim, kur čia kelias mus nuveš. Taip, kemperiukas. Gyvas. Daiktai. Važiuosim šiandien. Šiandien gražus oras. Turėtų nelyti. Tai visai gerai. Bus pašvęst. Santa pasiruošęs? Pasiruošęs. Šitą išimsiu raktą. Taip. Tada. Ir didelis. Duoda šitas ledus. Va, ledai Dion, 4 eurai. Čia nepirkit niekada jiems. O ne? Maksimoj. Brangu Atrodo, labai. 1,5 euro už juos mokė. Lyja. Man nusipakuoti. Ką tau papasakoti, Lyja? Pradėkim švęsti. Joninės. Joninės. Santa liks viena kemperį. Savarankiška moteris. Ar eisi į Vagelio koncertą? Eičiau, bet nesivesit. Limpa, pakiba tik tais. No. Vaikštom visur po koncertus. Tai Lietaus šventė, tai Joninės. Staliukai yra, gal reikalaus papirti, kad sės. Tai žinau, bet laužas bus. Deginsim. Tai gali būt. Bet gal nelabai kas dabar važinėja. Turi kol kas renkasi. Garbingi svečiai atvažiavom mes. Turėsi nuoga lakstyt šiandien, paparčio žiedą ieškoti. Tai ten, žiūrėk, kabintas tas tie bendram naudojimas, galvoju, kad ten tie praeita. Kaip gražiai čia viskas išpūsta. Žiūrėk, gali nusifotografuoti. Pažiūrim, kaip atrodo. Ant kupinių, kad kupinės visiškai paskendę. Aš visai tik tai droną žiūrėdamas. Gražus vanduo jau palyginus kaip Aš praeitą kartą. drono video žiūrėdamas. Tik tada pamačiau, kad supinės vandenį stovi. Ne, aš norėjau eit pas visu, bet kad buvo labai vanduo negražus.
kontento daugiau. Va, bet 8 valandą. Tai 8 valandą vadelis turėtų dainuoti, bet čia niekam dainuoti dar. Žmonių nėra. Bet jie galvoja, kad gal bus labai daug žmonių, bet kažkaip, aš gal čia jau ne vienerius metus vyksta, aš matai, jau žino, kad bus. Vauja. Ai, tai vagelis net ne 8 bus, jisai bus kokį prieš 12. Turbūt. Tai jau staliukai užimti visi jaučiu. Oi, nu va, kokius burgeriukus pasiėmėm. Rasa nuėjo pasiimt stiklinį kemperį. Tai valgysim burgerį ir gersim alaus. Tai va mano su mėsa, o Rasos su tofu. Bus skanu, tikiuosi. Ateina mano Jonė. Rasa? Neveikia ne Jonės. Kas giros, kas alaus? Skanu? Skanu. Mano jau. Moka. Išgeria. Neliks mano. Sakykit, prieš kiek laiko išmokat pint? Visą laiką mokėjau. Jūs esat stebuklingų rankų mergina? Gerai? Parodykit atrodo. Toks jausmas, kad kažkas šašlus kepasi čia. Gražu. Artimai, svetimai, jie žaidžia. Tolimai, tokio rai per mane. Matai, žaidimais neuslėpsiu tas raštas. Taip vienodai juda. Žodžiai tyloje, siela drąsa šaukia, kaip galėtų būt lengviau, klimstu tik giliau. Širdis, kuria visada, kai nuloši. Aš nieko
apie save nežinau. Kai žiūriu į save, tik tave matau. Noriu visas į tave kuris mane tau siuntė ir išėjo. Klausiu, kiek man skirti tau dainuot. O eiti taip sunku, bet dar sunkiau sustot. Tau nebūtina kalbėti, tu tikrai gali tylėt. Kasdien tiek pamokų, o senoji aš dar nesuspėjo išsiruošti. Grįžom į kemperį. Vainikas sėdi supintas. Va. Tai šis sėdi. Vakaras gražus. Turim žiūrkę kemperį. Va. O katinas poilsiauja. Santa daro reikalus tualete. Prausiesi prieš miegą. Taip. Nu va, baigės diena. Einam gult. Prastai matosi, bet taip ir reikia. Taip ir reikia. Nu ką čia žiūrės, kaip mes miegam. Gulim, nuogi. Santa. Santa, Santa. Tai kaip diena praėjo gerai? Gerai. Gerai. Viskas. Kaip ir planavom. Atvažiavome viskas koncertą. Paklausėm. Ir dabar nakvosim kemperį. Ir rytoj važiuosim arčiau ežero. Kągi tu čia atidarinėjai? Santa. Nenori. Ne, Santelė, tai paskuigi. Ne, negalima atidarinėti lango. Noriu matyti viską, uždengiam. Puolė žmonės. Pažiūrėsim dar YouTube. Ir keliausim miegot. Ir tai laukia žvejyba ir kas dar? Maistas. Maistas, kaip visada. Pasivaikščiojimai. Paplūdimys, ežeras, saulė. Saulė. Nu tik kas bus saulė. Iki visiems. Iki. Ate. Santas iki ate. Nu kaip visada. Nešnekės. Nieko.
Oi, koks vėjas, nu va, praėjo joninės. Liko tik bačkas su gėlėm. Valtelė parišta ir vištienos. Šašlykiukas. Ir ko netobula diena. Gerai nelyja. Saulytė šviečia. Važiuot reikės pažvejot. Gal kažką sugausim. Bus vakarienė. O jeigu nesugausim, tai vėl mėsą valgysim. Tai va. Dar liko dekoracijas nuo vakar. Vagelis neįsivežė. Nu, bet nieko. Pasiims. Eisim tuoj pietaut. Gerai, reportažas baigtas. Gandriukas, labas. Ką čia išvartei šiukšlės visas? Nu va, sėdim, žvejojam, tai ir aš vienas sėdžiu. Ramuma gerai. Tik tai bangelės didelės. Tai inkaro neturiu, tai tenka sėdėti čia. Nu, gal kažką pagausim, jeigu ką parodysiu. Kiek žmonių. Jo, daugiau mašinų negu žmonių. Gandriukai, kur tu eini? Kur tu eini, gandriukai? Ką? Tai sakiau, kur eina gandriukas. Aha, čia gal nesimato per GoPro. Gal matosi, kai tik ten tik priartina vaizdą. Nu, Žiūri. pažiūrės. Labas. Čia vaikeliai dar jau paaugo. Ne, tas tai didelis, tas Ai. vaikas su juodu snapu. Parduotuvė Kops. Nu, pažiūrėsim, ką čia turi jie. Kasdien dirba. Hmm? Kasdien dirba. A. Man reikia alaus gal paimti. Žiūrėsim, kas ką nors pasiūlys. Va, euras tam 9. Baltija. Aš tokį Vilnių gal nėra. Aš ką pastebėjau, kad tose mažose parduotuvėse tai visokių sausainių ir bandelių labai gardžiai atrodančių. Bet įdomus skanas. Aš savo tai Magnum paėmiau su šokoladu ir karamelė ir popkornais. Oho. Bet čia tau netokia nepatinka tau. Kodėl? Ir čia ledinė, ar ne? O, šitų dar šokolado sluoksnis. O. Greitai būsi šokoladinė. Galiu pasakyti, kaip ir su viskuo, tais atsiprašau. Tai sakyk. Kaip ir su viskuo, su maisto produktais turi būti balansas ir harmonija. Žodžiu, kad ir sveikos tu negali privartoti beleikiek. Tai va, sveikai valgom. Nors čia dabar. Nu, ne tik tais, kad riebalų tikrai tie, vien ant riebalų kepta. Nelabai sveika, nelabai.
Nu va, atvarėm dar į pizzeriją pavalgyti. Gražiai atrodo. Mhm. Picų lobynas vadinasi. Ane? Bet aš nepaskaičiau, kad to, ką aš to Niam, niam, niam. O tau nėra. Man Tau atnešė? labai skaniai Graži. atrodo.